Projekto metu mūsų žavingosioms dalyviams grožiu padeda rūpintis Academy Beauty. Prieš treniruotes pasilepinti malonumais čia užsuko Katažina ir Ingrida Kazlauskaitė. Pastaroji vos įėjusi buvo sužavėta nagų dekoravimo pasiūla. Šitą norėčiau. Daug pliuskučių. Katažina sėdo į plaukų priežiūros specialistės kėdę. Čia jai buvo uždėta speciali plaukai iš vidaus maitinanti kaukė ir tam, kad geriau įsigertų, atliktas masažas. Ta procedūra, kurią atlikom Katažinai, aš rekomenduočiau ir visom kitom moterim, kurios rūpinasi savo plaukais, kad atgaivinti ir pamaitinti plauką. Nualinta vasaros saulės. Tuomet plaukas tampa gyvesnis, ne taip elektrinasi, kadangi ir tie šildymo sezonas, sausas oras, kaip žinom, ir odai negerai, ir plaukai negerai. Šiaip labai prasti mano plaukai, ypatingai dabar nuo tų tokių tempų, nuo tokios priežiūros, nuo vėlimo ištiesaus, jie labai pavargsta ir praranda ir žvilgesio, ir gyvybės. Tai dabar po tokios procedūrytės tikrai ir pati jaučiuosi labai gerai ir plaukas tuo labiau. Ingrida rankas panardino į parafino vonelę, kuri moterims rekomenduojama ne tik po saulės procedūrų, bet ir šalčio ir šildymo sezono metu. Reikės kelis kartus panardinti rankytę po vieną į skystą parafiną. Tokiu būdu rankytė apsigaubs to skystų parafinų ir atrodys kaip pirštinė. Pirštinėje temperatūra pakils 2 laipsniais, šiluma vers odą prakaitoti ir tokiu būdu suminkšties odytė, išnyks smulkios raukšlelės, bus drėkinama oda. Atgaivintas Ingridos rankas Academy Beauty specialistė dar papuošė ryškiu laku. Labai laiminga. Sakau, kiek nedaug tai moteriai reikia, raudonas lakas dar su blizgučiai, švelnios rankos ir viskas, diena fantastiška.